Žaisti beisbolą yra malonumas, bet žaisti beisbolą Kaune ir atstovauti mylimam miestui yra visiškai kitas dalykas. Tai nepaaiškinamai gera ir didinga, nes Kaunas nėra šiaip miestas. Tai miestas turintis savą kultūrą, požiūrį ir principus. Tai namai tarp dviejų upių. Miestas, kuriame viskas daug paprasčiau ir jo gyventojai su pasididžiavimu vadina save kauniečiais. Bet šiandien mes apie istoriją, apie tai, kas sieja pavadinimą Lituanika, apie beisbolo komandos ir legendinio lėktuvo sąsają, kurie atspindi novatorišką judėjimą. Ir 1933-aisiais, kai ikoninis orlaivis pakilo iš Niujorko. Ir dabar, kai Kaune rungtyniaujantis beisbolininkai skleidžia iš JAV atvežtas Stepono Dariaus idėjas. Mes skrisime į Lietuvą. Ir jie išskrido. Ir skrenda lygi šiol, nešdami į Lietuvą žygio dvasią.